suknelė. Suknelė. Tai krepšinio langas. Tai yra kamuolys. O, kamuolys čia. Taip. Taigi ten su JAV rinktinė, kur ten Delfi buvai kažką pasakius. Taigi aš nežinau, kodėl žmonės nesupranta jokų, jeigu juokauja, tai dar nereiškia, kad reikia priimti viską už rimtą. Tai dabar, kas kad žaistų norėtum finale, jeigu iš naujo užduodu tą klausimą? Ką aš žinau, man nėra skirtumo iš tikrųjų. Svarbu, kad Lietuva žaistų, ar nebūtinai? Svarbu, kad Lietuva žaistų finale, o visa kita yra nesvarbu, svarbu, kad lietuviai laimėtų. Aš manau, kad nėra. Ką aš žinau, visi man jie patinka. O su kuriuo esi bendravus daugiausiai? Su kuriuo? Su Simu Jasaičiu esu bendravus. Labai geras, paprastas žmogus. Paprastas? Nu, man paprastas. Su Jomantu Artūru teko bendrauti. Jomantu, tai Nijolės Pareigytės vaikinas. Taip, Nijolė mano draugė. Man Sabonis turbūt su Marčiulioniu geriausiai, žinai, bet jau nebėra. Ne, nu, aš nesu ta krepšininkų gerbėja, kuri kraustosi iš proto ir medžioju. Šiaip jie yra mieli žmonės.